Auto garažas. Turim vyr mechanikas šito kapitalinės įmonės. Jau kiek kartų sakau, blėt, neatiduos aš to pinigų. Eik, tik tais, eik variklis. Buvo, blėt, ne tas. Buvo dizelis, išsivariau, blėt, benziną. Nu gerai, Nigrolo pripyliau, blėt. Turim tokį, iš Japonijos originaliai parvarytą Mazda. Konteinerį ką tik iškrovė, žinau. Ir rudėlės. Nieka nėra viduj, irgi nieka nėra. Atsisakė muitą mokėti, tai taip su palyda grįžom, bet pametė mumis. Vinkodą nutrynių jau. Turim saloną, moteris vairavo Japonė. Žandukai spausti. Lialia. Dabar keisim cilindrus variklė, sakė. Toks lengvas darbas. Darysim V6 konversioną, dadėsiu 2 cilindrus. Oi, čia vada montuot porą. Nu. Bus 4 eiliai ir 2 iš šonų. Nu. Mechanikas, aš ginekologas. Ne, aš urologas. Po mašinos vidurius dabar kasimės. Žodžiu, čia kol mechanikas ardo detalę, noriu pasinaudoti pertraukėlę pakalbėti apie mūsų šiandienos rėmėją, kas yra Auto Aibė, pigiausios autodalis rinkoje. Auto Aibė – automobilių dalys ir reikmenys. Ar ruošiate automobilį vasaros kelionėms? Įsigykite alyvos ir filtrų, aušinimo, stabdžių, langų skysčio. autoaibė.lt. Taip pat su nuolaidos kodu Hakeris Bibis Kiaušai gaunate 10% nuolaidėlę jūsų mėgstamiausiam kvapukam. Baig, sakau, nu. Praėjo valanda 40 minučių, dar vis aiškinamės, tai noriu padėkoti mūsų antram šiandienos rėmėjui, tai yra Apollo Bowlingas. Pradėjom 3 valandą per pietus, dabar jau yra beveik 8, bet pagaliau nuėmėm pirmą detalę. Pasityčiamas tiesiog. Beveik nuėmėm. Nuėmėm. Tokį dalyką žmonės vadina progresu. Visai švaru. Skiriu šį. Dabar atsukit venerą. Nuo parazito. Taip. Nuo skaridžių. Pūti ten, kur matai, o po to galvoji. Oi, blėt, tokie pagyvenę. Parodom, kaip čia atrodo. Visai va. O. Ar jūs turite naujus jos? Ne, taip šiaip savo išėmiau. Šiaip išėmiau galvoju. Tai pravaly. Galim palyginti tarpą, koks jis yra šiaip labai didelis, ypač sparkplugam. Ta prasme, tas seans yra koks 1,5, o tasai yra koks 1 mm. Čia gal netgi, gal ne 2. 1,7 mm, sakykim čia. Žodžiu, prasti popieriai buvo. Ir vis tiek, blėt, veikia, kur, ot mašinai. Važiuoji ir jai pokui. Paskutinė žvakė. Labai džiaugiuosi, kad prailginimas buvo pakankamai ilgas. Nes būtų buvę nepatogu. Ir paskutinis sukepęs blynas. Ui. Dabar ką galvojame, kiek niutonų suksime naujas žvakės? Aš manau, kad 20 niutonų. Galima patikrinti, kiek niutonų. Greitą check-upą ant savo Samsung S22 telefono. Galaxy 2 tablet. 10 to 40. Nu, tai 20 dėkim. Ai, pohui, blėt, koks šis skirtumas. Buvę, nebuvę. Taip. Nesvarbiausia dalis. Taip. Pasimkim. Labai gerą pavadinimą turės šitas įrankis. Pasiruoškite giglinti. Gojojo.
Mūsų sponsorė Gojus įrankiai, labai džiaugiamės tuo. Mes paprasti gojai dirbame savo garaže ir eisime paskui pilti savo paprastas galvas užsiėmimais, vadinamų cirkų. Ai ne, buvo gerai. Yra tokių durmų skaičių. O, 25. Užsidame savo naujus Denso Q16 TT sparkplugus. Pradžių iš tikrųjų galbūt geriau su ranka įdėkime jas. Cross-threadinti. Truputis meilės automobiliai, truputis švelnaus žmogiško prisilietimo šiam Truputis ir grubaus. Kad nepamirštų, kas uždirb čia. Baigėm 4, pradėkim 1. Sulaužė. Tiek ir to darbo. Blokiai įstrigo viskas. O, tai kurva. Ta prasme, blogiau ir nelabai galėtų. Prisiminkim, kad įrankis gojo vadinas. Komentarus visi sumetam gojo. Kurva, ble. Sulaužė. Ble, tasai kurva, vidui pasiliko. Eik tu nahui, ble, jeigu čia tokie bairiai bus. Tipo, išsukt mani dabar. Bet man vis tiek. Ta prasme, ble. Kurva, kas čia per proksonai, nahui? Mums spręsim problemą. Iš Amijo bus stangresnis. Čia turime dar vieną dinometrinį raktą. Uliala. Tokį bodų. Godžiai didelis raktas. Tai blizio, kad atrodo baltas per kamerą. Gerai. Ten įstrigo tiksliai kas žiūrovam, kurie nematė. Galvutė ta žvakių ir kuo min skiriasi nuo paprastos kaimiai. Arba magnetą turi, arba turi gumą tokią, kuri čia yra guma. Ir kaip matėm, jinai visada prie to sparkplugą prilimpa, kai ištraukiu. Ir va dabar jinai prilipo prie jo taip, kad aš negaliu ištraukti kartu su įrankiu tiesiog. Teks išsukt visą. Teks išsukti ir nuimt gal tą gumą iš jo ir tada freehandu, žinai, vadinasi. Galim. Nusipirkom naują Sony kino kamerą. Dabar mūsų žiūrintis gojai supras, apie ką kalbam. Tai ką padariau, tai dabar šiek tiek apvyniojau tą gumą juostą, galbūt standžiau įsikiš į pačią galvutę ir galbūt išeis ištraukti. Dabar jau tikiuosi labai. Daugiau virš 100 kW Lietuvos kelios ir nėra kur naudoti. Ir šiaip 6, net ir 5 iš tikrųjų nelabai reikia Lietuvos keliams. Taip. Žinot, ką linkėjimai mūsų senam buvusiam klasiokui ir draugui Emanueliui. Sėkmė! Pavyko ištraukti. Veikia! Paskutinis įkišis. Apvaisinimas vyksta dabar. Taip. Dirbtinis intelektas. Į temą? Tema. Šiandienos aktualijos. Mūsų pasaulyje yra dirbtinio intelekto grėsmė. Ir koks aš maladės. Irgi antraštė. Didesnė be to. Ir trečioji vietoj pasaulio pabaiga. Jo, tad tie karai, žinot, kaip sako, buvo pirmas pasaulinis, tai reiškia, bus ir antras. Dar nežinom. Dar nežinom. Šiaip tai net ne pirmas, o didysis karas vadinasi. Nežinau, kodėl tu jį pirmų vadini. Nežinau, ar yra kažkokia priežastis. Dabar dėsime babinas. Babinai šiaip gal kontaktų valiklio būtų galima, bet aš neturiu. Tai teisim brake cleanerio. O, ir gerai. Man atrodo, tam tas pats beveik. Dabar iš vis, ta prasme, net nebandys kurtis. Sakys, reiks visą elektroniką per naują pravedžioti. Kažkas žiauriai negerai, žinokit. Pradėjom nuo pirmo, dabar užbaigiam 4. Mes taip pirmyn atgal. Mėgstam smaukytis. Per daug negalvojam, per daug nemastom, tiesiog išgeriam ir žiūrim, kur sukasi ranka. Į kurią pusę, į kairę, į dešinę. Bus į dešinę prisuksim, bus į kairę atsisuksim, žinot. Tokie paprastučiai. Dabar labai svarbus momentas, va šituos su dinometriniu raktu prisukti. Įkišom 4, dabar suksim nuo 1. Nu. Jis įsikišo.
įsikišo. Turi toks būti klik. Arba gyvenimas pagreitinti. Kas nepagauna referenso, tai čia toks filmas būdavo. Adamo Sandlerio. Adamo santykis. Paskutinis pamestinukas. Šitam reikia griežtos meilės labiau nei švelnios. Disciplinos. Gerai įsikišo. O, visi įsikišo. Tikrinam. Perdom. Ką? Dabar uždėsim ir bus. Taip, o visas variklis, va taip bus. Iš tikro purškiam šitą, nes mums patinka jo kvepuot, o čia nelabai ir gal reiktų jo. Jo, tiesiog narkomanai. Eiliniai narkomanai. Bet tai kai gražiai atrodo. Tokia kai nauja. Sureik, čia tu tą šajomių karų nusipirktum, tai va panašiai žiūrėtum po kapotu. Kas nepil, tiesiog kilogramais breiklinerą, tas mašinas nemyli. Pamačiau, kad tas hamutas nelabai prisuktas buvo. Didelis. Man irgi taip sako. Jokauju. Privežėm, raitį taitį. Ne, left ir right. Filtrą aišku neėmė oro naujo, nes skemas. Nu, Bliat, jis buvo geras. Jau, bliat. Bliat nesąlyginčiau, labai geras. Nu, gal ir keitė neseniai. Nu. Gerai, kad neėmiau. Nu, sutaupėm. Va, išvalėm filtrą. Nu, prapurtėm. Čia supratau, čia yra dalyks, kad tik vieną pusę gali įtėti, o aš čia, bliat, laužu. Va! O. Čia yra kaip vaikam tie, kur figūros reikia pagal formą sakyt, bet man tai nelabai sekas. O man loginės užduotis, tas visas žinai. Ai, aš... Paprasčiau man gerai, ką matys. Paskutiniai varžtų sukeliojimai. Dar liks šitą... Nu, dar ne paskutinį, šiaip tada tepalus keisim. Dar ir intiką reiks čia prijungti. Nu jo. Dabar, pradžiui, pakeitam žvakes, nes Lexusai kaip pradžiui tepalą, ne. Ai, ir Lexusai pradžiui žvakes. Bet Lexusai iš ne vien žvakes keičiau, aš keičiau ir tarpinį ir po to tokį turėjau experience, kad sumaišiau babinų konektorius, tai labai misfairino ir šiek tiek išsigandau. Visas šis remontas, va kur dabar darom, vyko tiesiog daugiabučio kieme. Labai fainai manęs paklausė, ar remontuoju mašinas, sakiau savo taip. Tai va, surinkom variklį. Taigi, apart vieno klipso, kurį galbūt ištrauksime tepalo keitimo metu. Sparkplugai pakeisti, iš esmės. Dabar galime užkurti, patikrinti, ar viskas veikia. Taip. Žiūrėkite, kokios drėgnos mano rankos. Varva tiesiog, viskas varva. Taip, verva, kas yra? Varva, ne, yra Orleano dizelis, atseit premium. Tai, bliat, tai lenkiškas, aišku, kad premium. Nu, šiaip neblogas maistas tenais. Sąlyginai. Išbandėme. Atokvėpis nuo Viados pusfabrikačių. O, tai tvarkinga. Taigi, panašu, kad dirba viskas gerai. Liuks, panašu veikia. Oi, labas. Va. Aha! O!
viskas. 100% remontas. Mazdas 3 remontas. Mazdas 3 remontas. Ačiū, kad žiūrėjot šitą video. Mechanikas, va, kokį darbą atliko. Jums labai didį. Iki sekančio. Пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал.